Išrauštas proto. Iš asmeninio dienoraščio 2000 kažkelintų metų kovo 22. Savaitės pabaiga. Pradedu atidėti nebaigtus ir uždarinėti baigtus darbus. Valau seliuotas rankas, veidrodyje apžiūrinėju suodiną veidą, klijuoju naujus pleistrus ant nutrintų pirštų, kabinu savo jau visų spalvų kombinezoną ant kabliuko ir užrakinu didžiulių raktų vartus. Įsivaizduojamai. Nes tikrai dažnai atrodo, jog dirbu mechaniniam servise. Ne dėl to, kad man patinka benzino kvapas. Dėl to, kad žmonės ateina remontuoti kitų. Žiūrėkit, sugedo, pataisykit. Va, blerbė čia, neklauso, kažkokie dūmai sklinda. Viena mano vidinė persona sėdi užsiėmusi burną ir lėtai purto galvą. O kita velkasi kombinezoną. Nes gal po kelių šimtų metų jau būsim išmokę daugiau apie savo psichiką ir galėsim nustoti remontuoti ir pradėsim auginti ir žydėti. Na, dabar metas kalbėtis ten, kur susitinkam. Žmogus yra per daug sudėtinga mašina remontui garaže. Jau yra parašyta per daug knygų tema lengvas būdas. Per daug mokytojų ir mokytojų kabutėse. Per mažai galimybių atpažinti ir atsirinkti ir kuo didesnį informacijos jūrą turinti lygiai tiek pat laiko, kiek jo buvo visada, tuo sunkiau kalbėti apie teisingumą, patikimumą ir įrodymus. Tuo dažniau reikia atsakyti į, o tai kodėl taip sunku? Negi nėra jokio būdo. Gal jūs iš savo patirties galit? Gal galit nukreipti pas specialistą, kuris gali? Aš domėjausi ir perskaičiau, kad užtenka tik. Na ir galiausiai, kas su manim negerai? Viskas gerai. Miela sudėtingiausia pasaulyje mašina su milijardais krumpliaračių, sraigtelių, vamzdelių ir laidų. Jūs tiesiog labai sudėtinga mašina, kurioje vyksta daugybė procesų. Taip, pastebėjau, kad į vieną sakinį suklijavau tik ir labai sudėtinga. Jūs tik nekantraujate išspręsti kliūtis, kad galėtume pasileisti laukais vėją besisklaidančiais plaukais saulės nušviestų veidų, nors iš tiesų tai dažniau spręsti kitų kliūčių, skaitant mintis apie nežinomus arba neišsirenkamus tikslus. Jūs tik norit, kad pasikeistų pasaulis ir kliūtis išnyktų. Ir net akimirkai patikit, jog jūsų misija yra aplinką veikti ir keisti, kad pasaulis taptų geresnis, tyresnis, teisingesnis, nors realiai tam, kad jums būtų patogiau arba mažiau kliūčių. Arba ne akimirkai, arba metams, arba visam gyvenimui. Ir dažnai vidinė nuostata visai neprieštarauja tam, jog pradėti reikia nuo savęs. Nes jie jau sako, kad aš jau geras, gal net tobulas. Bet pasaulio gerinimas visada prasideda ir baigėsi tik savimi. Santykiai tarp žmonių niekada neišspręs kito žmogaus problemų. Arba santykiai mane turtina, pildo ir augina. Ir tai visai nereiškia, kad tobulai vienodai galvojam apie viską. Arba ne. Kiekvienas esame skirtinga, sudėtinga mašina ir lūkestis, o kartais net ir reikalavimas. O kodėl tu nedarai taip, kaip aš? Yra beviltiškai neteisingas, bet toks dažnas gėdimas. Aš nesuprantu, kodėl tu taip darai? Jau būtų teisingesnis, gerokai teisingesnis. Bet net ir reikalavimas, aš turiu suprasti, kodėl tu taip darai, yra toks neapčiuopiamas. Taip, kartais tai kelia nesaugumo jausmą, bet ar tai kuria pareigą kitam būti suprastam? Žinau, kad norisi vardinti visokius kraštutinumus, bet ar tikrai kiekviena situacija yra ta, kai reikia suprasti kitą žmogų dėl savo saugumo? O dar, ar bent pasistengiam suprasti, pažiūrėti iš kitos pusės, iš kito žmogaus pusės, galiausiai tiesiog išklausyti? Ar tik skubam pasakyti, kaip jaučiamės ir ką galvojam mes patys? Iš kur tada gali atsirasti supratimas? Ar iš viso žiūrim į santykius kaip į kažką, ką kuriam kartu ir tarp žmonių?
Ar tik lenkiam pirštus, skaičiuodami savo interesus ir tai, ko tikimės gauti. Ar į kitus žmonės žiūrim kaip į degalus, tepalus, atsarginės lemputės ir filtrus, jei jau kalbam serviso terminais. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė. Padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasite socialiniuose tinkluose, vardu Šaukštas proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.